Sveiki, su jumis laida gyvai iš studijos. Ir šiandien pas mus svečiuose Ieva Darelaitienė. Labas. Sveiki. Ieva yra produktų dizainerė, interjero detalių kūrėja ir Ido prekinio ženklo savininkė. Tikrai taip. Puikus pristatymas. Ačiū. Ačiū. Tai papasako, kaip pradėjai kurti produktus ir iš vis kokia ta pradžia buvo jūsų ir prekinio ženklo atsiradimo? Tai turbūt kiekvienas iš mūsų produktus kuriame nuo pat vaikystės, ar ne? Tik tai niekas nesako, kad tu čia sukūrei produktą, ar ne, bet jau pirmą paveikslą nupiešus mus pagiria, galbūt tą paveikslą kabina ant sienos, tai turbūt kiekvienas iš mūsų tos produktus kuria nuo mažų dienų, tik tai ne kiekvieną produktą sukūrus gali komercializuoti, ne kiekvienas produktas turi tą komercinę kelionę. Tai aš taip pat kūriau produktus dažnai, ar net jie pasireikšdavo per kūrybinę prizmę, per darbelius įvairius, vėliau per kažkokius klasės renginius, susibūrimus, ar ne. Ir ta kūryba visą laiką mane lydėjo, kadangi mano tėvai yra tautodailininkai keramikai, tai mes šeimoje esam sukūrę ne vieną tą produktą ir mano paauglystės laikotarpiu ir vėliau studijų laikais kažkokia tai drabužio gamyba, tai irgi buvo produkto kūryba. Vėliau taip susiklostė, kad darbo srityje, dirbant su įvairiais prekiniais ženklais, taipogi buvo produktų kūrimas, ar ne? Tai buvo produktų kūrimas, produktų vedimas į rinką ir galbūt ne tik produktų, bet ir paslaugų kūrimas, ar ne? Kurį irgi būtų galima vadinti kaip produktą. Tai turbūt aš esu tas žmogus, kuris visą laiką yra šalia kažkokio tai produkto gimimo. Tai reiškia, taip viskas prasidėjo labai anksti, iš tikrųjų gal net ne prieš 10 metų. Jo, ir netgi gal net prieš gimimą, nesgi viskas nuo tėvų turbūt, ar ne? Tikrai jeigu taip. Tėvai tokie yra menininkai? Tai truputį menininkai, kūrėjai, aš turbūt labiau vadinčiau kūrėjais, ne menininkais, menininkai gal dar giliau, dar plačiau turėtų būti apibūdinami tie žmonės, aš tikrai save negaliu vadinti menininkė, bet kūrėja man patinka šitas žodis ir aš jį tikrai naudoju ir tikrai taip, ta kūrybinė kažkokia linija, jinai yra ne tik pas mane, bet ir aš atsinešiau ją iš savo šeimos. Ir kuriuo momentu tai patraukė link interjero būtent? Tai turbūt prieš tuos 10 metų, kai pradėjom kurti baldus. Taip. Bet nesakyčiau, kad interjeras mane patraukė, turbūt labiau patraukė daiktas, daikto funkcija ir jo vieta taip sutapo, kad tas daiktas buvo skirtas interjerui. Ir net ne interjerui, aš turbūt sakyčiau namams, nes man namai yra labai svarbu. Man yra svarbu namai, vieta, kurioje aš gyvenu, bet ne iš tos materialios pusės. Aš visą laiką sakau, kad ne sienos man svarbu, ne duris, ne langai, bet žmonės, su kuriais aš gyvenu. Tai visą laiką kalbėdama apie interjerą, galbūt dažniau turiu namų sąvoką. Ten, kur namai, kur šeima, tai ten ir širdis, ir kurdama daiktus, aš galvoju, kad jie gyvens namuose, o ne interjere. Ir jie turbūt turėtų tarnauti, būti patogus ir aišku, išvaizdus kažkokie tai. Taip, tai turbūt kiekvienas daiktas namuose, jisai pirmiausia atlieka funkciją, bet jeigu atlieka ir funkciją ir yra dar estetiškas ar negražus, ir dar jeigu tarnauja per kartas, tai tuo labiau, ar ne? Tai toks daiktas jisai vertas dėmesio. Ido Slow Living, ar ne? Kas slepiasi po šiais žodžiais? Tai Slow Living, tai lėtam gyvenimui, ar ne? Tai prieš 10 metų kurdami prekinį ženklą ir galvodami, koks tai galėtų būti pavadinimas, kokios žinutės turėtų nešti. Tai tie žodžiai lėtam gyvenimui, tas Slow Living tendencija, jinai dar buvo kažkas tokio nelabai suprantamo, nelabai žinomo.
Ir mes rinkomės, ar tai turėtų būti home living, ar tai turėtų būti kažkoks home decor, ar koks tas trumpinys, kuris mus apibūdintų. Tai su mūsų prekiniu ženklu mes turbūt ir atnešėm tą žodį į tokį apčiuopiamą, kas tai yra tas slow living. Ne? Tai, sakyčiau, mes labai pataikėme parinkti tą apatinę eilutę, ar ne, kuris sudaro mūsų logotipą, o pačios raidės, ar ne, tai... Turi reikšmę? Tai žinoma. Nes tai yra 2D. Taip, ir yra I, tai interjeras arba idėja. D tai yra darna, ar ne, dėmesys, darbas, ar ne, rankų darbas, kas po tada, taip pat dizainas, tas pats daiktas. Taip, bet čia labai daug netgi reikšmių, net ne viena. Ta prasme, raidė reiškia, turi net keletą reikšmių. Taip, bet tas jau toks trumpasis variantas, tai taip, tai yra mano ir mano vyro vardų ir pavardžių derinys. Tai Ieva ir Darius Dorelaičiai. Nu, tai paprasta, ne? Labai čia viskas užkoduota, jūs bandėt per aplinkui kažkur, bet iš tikrųjų viskas vis tiek. Bet sutapo. Na, ne kiekvienas eina į porą ir turi šitą interjero dizaino Ievos ir Dariaus raidžių derinį. Tai mums pasisekė. Taip, tai gerai. O tada ką reikštų O pagal jūsų tą, kur buvo I, tai interjeras, idėjos, tada dizainas. Tai turbūt organiškumas, nes mums labai svarbu tas natūralumas, organiškumas, neišpūstas, neperdirbtas, neužpūsta, neperdirbta ta emocija. Ir O, tas buvo toks do, tai toks doing, tai veiklumas, ar ne? Tai toks angliškų, lietuviškų žodžių derinys, kur kažką koduoja, bet iš tiesų mums reikėjo O, tam, kad kartais metalo gaminyje reikia technologinės skylės. Ar ne? Wow, ir ta O raidė tai yra skirta pakabinti. Nu kaip įdomu, žiūrėkit, kiek mes išnarpliojom visiškai. Taip, tai detektyvas, geras. logotipo detektyvas. Iš tikrųjų, iki smulkmenėlės, iki mažos skylutės apgalvota. Taip, tikrai taip. Ir viskas, kaip jūs pasakėt, užkoduota. Taip. Tai visada raidės slepia kažkokią istoriją. Kiekvienas žmogus turi kažkokią istoriją. Tai tam, kad papasakoti, kas tas logotipas yra, tai iš tų mažų istorijų mes ir susidedame. Tai ir labai įdomu, nes dėl to ir paklausiau, nes kai pavadinimas yra raidžių toks derinys, kratinys kažkoks, dažniausiai jisai tikrai turi kažką gilesnio, prasmingesnio ir ten, kaip jūs sakot, yra kažkas užkoduota. Tai labai tikrai įdomu. Ir jūs, ar ne, kartu su vyru vykdote šį verslą? Tai iš tiesų, tai pradžia to mūsų verslo, net sakyčiau, nebuvo taip, kad susėdom ir sutarėm, kad dabar kažką darysim ir kursim. Tai ir startavome 3, šalia buvo ir mano tėtis, bet istoriją turbūt reikėtų pasakoti nuo to, kad nuo Kalėdų, ar ne, 2015 turbūt metų buvo čia Kalėdos ir vyras su vaikais rašydamas Kalėdų seniui laišką parašė, kad jisai nori verslo idėjos. Kažkokios verslo idėjos, kad jam Kalėdų senis atneštų verslo idėją. Ką veikti, kaip daryti, kuom čia užsiimti. Ir atnešė. Ir tikrai ištraukėm iš po eglutės tą verslo idėją, bet kūrėme draugams dovanas, kalėdinės dovanas ir gaminome tokias metalinės eglutės žvakidės. Ir kadangi mano vyras tuo metu buvo susijęs su plienu, su metalu, dirbo kitoje įmonėje, tai mes tiesiog kaip paslaugą lazeriu užsakėme tą eglučių pjovimą, jas namuose aš pakavau, dėjau ir rašydama sveikinimą, kaip čia pasirašyti, ką čia sudėlioti. Tai ir pasirašiau Ido. Ir Ieva Darius Dorelaičiai. Ir tą žiemą išdalinome tų žvakidžių eglučių arti 100. Ir tai buvo mūsų pirmas gaminys.
kaip dovana draugam, bet jau su prekiniu ženklu. Ir paskatinti aplinkos pradėjome kurti daiktus, baldus, nes jau buvome sukūrę kažką į savo namus, kažką pagaminę draugam ir tokių pavienių skirtingų objektų jau turėjom, nes aš tiesiog sujungiau savo turbūt tas marketingo specialisto žinias, tėčio meistrystę, vyro supratimą apie skirtingas medžiagas ir iš mūsų trijų toks gavosi visai neblogas trio ir startavome pasirinkę skirtingas medžiagas su skirtingų gaminių kūrimu ir ieškojimu, kur juos galėtumėm apgyventi. Kaip įdomu, tai prasidėjo nuo, ar ne, laiško Kalėdų seniui, bet iš tikrųjų tai vis tiek jūs turbūt buvo ta fėja tokia, kuri su ta burtų lasdele išpildėt ir vis tik kažkaip atvedėt iki tos idėjos. Taip, tik nieks nesakė, kad ta verslo idėja, ta dovana po Kalėdų eglute, nebus tokia lengva, paprastai ir tas kelias, jis nėra labai tiesus ir lengvas. Tai dažniausiai taip ir būna, kad ypač pradžia ir dar, sakėt, 100 eglučių padovanojat. Tai nemažai draugų turit, bet iš tikrųjų tai buvo toks pirmas ir tvirtas žingsnis, toks ar ne, jau link to, kur... Taip, iš tiesų po to gavus grįžtamą į ryšį, ar ne, surinkus, padarius apklausą, aš tikrai nemažai laiko skyriau rinkos tyrimams. Kokių daiktų reikia, kas yra, ar ne, ką gaminti, kaip gaminti, kokias medžiagas naudoti, ko nėra galbūt, o yra rinkos poreikis. Tai aš tikrai 2 gerus mėnesius tyrinėjau. Atlikau tikrai tokį neįdomų darbą, ieškodama kuom tą rinką. Taip. Būt, ar ne? Kuo būti išskirtiniais. Ir tuo metu su ta lėto gyvenimo filosofija kartu veržėsi tendencijas minimalizmas. Tai mums labai pasisekė iš vienos pusės, nes mes tokie minimalizmo šalininkai ir tuo metu ta tendencija, ta banga buvo ateinanti ir mūsų tie daiktai paprasti, aiškių formų, jie turėjo sėkmę. Iš karto, kaip pasakyti... Taip, su pirmąją kolekciją startavom. Taip, sėkmingai. Bet jūs atlikot labai didelį darbą, sakėt, 2 mėnesius rinkos tyrimas. Čia, žinot, čia tas ir yra labai svarbu ir tai buvo, žinot, ne šiaip produktas, o jau buvo, kaip sakant, išdirbtas, išgalvotas ir tikrai turbūt jūs atradot tą nišą, ko žmonėms reikia. Tuo metu taip. Tai tikrai sėkmingas šitos pirmos mūsų kolekcijos startas, jis ir paskatino toliau kurti, toliau ieškoti, ko reikia. Ir mes taip keletą kartų per metus vis sukurdavom naują produktą. Ne visi jie tokie sėkmingi yra, vieni tik tai žvaigždės mūsų asortimente, kiti, aišku, yra ta duona kasdieninė, tai visokių yra. O dar liko tas eglutės pirmosios? Liko, nes gaminam 3 dydžius ir su vienu labai nepataikėm, tai sandėly jų yra tikrai taip. Dovanoms. Jau net ne dovanoms, o iš tikrųjų 10 metų mes jas saugojam, tai jau pats laikas į metalo laužą priduot, kad vėl gimtų metalo lydinys ir naujas produktas. Taip. Tai kas yra jūsų tie klientai? Kokie tai žmonės vis tik pagal jūsų tą slow living, ar ne, konceptą? Tai turbūt tie, kurie ieško vietinės gamybos, tiem, kuriems svarbu lietuviškas baldas, tiems, kuriems svarbu, kas jį gamina, kaip gamina. Turbūt tas mūsų klientas, taip kaip ir mes, yra arti gamtos. Jiems svarbu namai, ar ne, svarbu funkcija daikto, dažnai sako, kad svarbu ir ilgamžiškumas, tai mums tas yra labai svarbu, kad perka daiktą ne kažkokiam laikinam būstui galbūt, o ilgesniam gyvenimo periodui. Tai
manau, kad pagrindiniai dalykai tai yra natūralumas, vietinė kūryba ir ilgamžiškumas daikto. Ir lietuviški baldai, ar ne, jūsų yra įkvėpti, kaip jūs sakote, šiaurietišką tą tokią minimalizmą. Taip. Ir plus dar su baltiškais akcentais. Taip, Tai čia kur kas pasireiškia detalėse, ar kaip jūs visą tai apjungiat ir kaip, prasme, gal turit kažkokią, ar ne, ar simbolį, ar kažkokią tai linijas, ar kažkokią, savo, tokią, jau netgi gal ir išskirtinumą, ar atpažįstamumą, kad... Taip sakyčiau, to tokio savo vizitinės kortelės neturim, nes dirbam su skirtingais ir produkto dizaineriais, už kiekvieno baldo turbūt stovi vis kita asmenybė, kitas žmogus. Tai ne tik aš viena esu mūsų baldų kūrėja. Ir mes sakom, kad truputį seno ir truputį modernaus. Mes sujungiam, ar ne? Ir nors sakom, kad tai yra šiaurietiškas minimalizmas, bet labai norisi sakyti, kad tai yra lietuviškas minimalizmas, ar ne? Kad tai yra lietuviško šaknis to daikto. Ir galbūt mes užfiksuoti balde kažkokį motyvą ir kad jis dar būtų mėgiamas ir naudojamas, ar ne, yra sudėtinga. Tai toks galbūt labiausiai mus atspindintis tą etniškumą, atspindintis daiktas būtų etno stalelis, kuriame stalviršyje yra išpjautas lietuviškas motyvas. Raštas. Taip. Tai turbūt jis toks stipriausiai atspindinti baltišką tokią, baltišką tradiciją, ornamentiką tam tikrą. Tai jisai toks tikrai turintis savo veidą, tas daiktas. Bet taip pat ne visur jis ir tinka, ne į kiekvienus namus. Jis turbūt toks išraiškingas. Nes jis jau išraiškingas yra, jau jis yra kambario akcentas, ar ne? Tai tikrai tinka pajūrio erdvėje, ar ne, kur smilgo, smėlis ir tam tikra atmosfera ir nuotaika. Taip pat tikrai žinau, kad jį yra įsigijusi ambasadą, kur reprezentuoja, ar ne, lietuviškumą. Tai taip pat turbūt šitą baldą įvardinčiau kaip stipriausią tą pavyzdį etniškumą. O koks, pavyzdžiui, galbūt yra populiariausias ar mėgstamiausias jūsų klientų toks... Kur žinot, gal jau taip gaminat ir vis vėl. Tai turbūt 10 metų gaminam nuo pirmo dizaino iki turbūt jau dabar 9 variantai yra skirtingų kabyklų. Tai mes tokie esam kabyklų gamintojai, ar ne? Metalinės įvairių dizainų kabyklos. Taip pat vienu momentu buvom turbūt lovos stalelių ir spintelių gamintojai. Ar ne, kur turėjom 15 variantų ir pakabinomų, ir pastatomų, ir su kojytėm, ir be kojyčių, ir su 2 stalčiais, ir su niša, žodžiu, buvo. Tai pas jūs toks galima, ar ne, dar ir pasidėlioti savo, kaip nori. Kaip ir, pavyzdžiui, jeigu yra, tarkim, staliukas tas, jisai turi savo pagrindinę tą dalį ir toliau jau, sakėt, kojelės ten, ar ne, kas ten pasikabinti, ar nepasikabinti, rankenės, galima personalizuoti. Taip, tokį savo susidėlioti. Jeigu patinka ten medinė dalis vieno baldo, o kito patinka kojelės, tai kadangi mes gaminam, tai mes ir galim sujungti pagal tą poreikį. Ir dažnai tą darydavom, jeigu ten reikėtų spintelės 5 cm aukštesnės, žemesnės, tai mes tą ir pagamindavom pagal kliento norą. Ar gaminat būtent, pavyzdžiui, pagal užsakymą, gal gaunat kažko, žmogus nori arba kažkokį, nežinau, sugalvojęs galbūt kažkokio pats, bet tokio jūs gal dar ir neturit ir kažkokį tokį užsakymą, kada nors esat kažką panašaus darę, gavę, ar tokių, žinot, kur jau labai ne tai, kad reiklus gal klientai, bet tokie irgi išskirtiniai su savo pageidavimais.
Tai mes visai ką sakom, kad negaminam individualių užsakymų, nes tikrai yra labai daug gerų meistrų, kurie tik pagal individualius užsakymus gamina. Mes kūrėm savo prekinį ženklą ir turim tam tikrus rėmus, pagal kuriuos kūrėme ir gaminame. Tai dažniausiai perleisdavom tokį klientą kitiems. Bet yra buvę, kad klientas norėjo, kad atitiktų į tą stilių, ar ne, ir pagaminom, bet tai buvo vienkartinis variantas ir tikrai esam linkę individualų užsakymą perduoti, o mes kūrėm savo produktą ir paskui tą produktą tiesiog tiražuojam. Bet vėlgi, tiražuojam iki tam tikro kiekio. Turit konkrečiai, ar ne? Taip. Ir jūs leidžiat po to naują kolekciją ar kažkokią? Taip. Nenorim būti kažkokių masinių daiktų prekinis ženklas, tai tiesiog taip sugalvojam tą skaičių, kiek turime sukurti, kad sakytumėm, viskas, čia yra riba. Tai taip atsitiko su mūsų gražiaja medinė lova Rest, kurią gaminom keletą metų, bet pasiekėm 5000 ir sakom, kad viskas, daugiau šio gaminio sandėlį nebeturime, nebent atsirastų klientas, kuris pasakytų, kad labai reikia. Taip pagamintume. Bet siūlome naujus modelius, kūrėme naujus modelius, tai vat, kiekvienas mūsų daiktas turi tą ribotą tiražą. Tai minėjot, kad jau nebe jūs viena kūrėt, ar ne, produktus ir tas baldus. Tai kokia jūsų šiandien yra komanda? Kiek žmonių dirba? Vat jūs, pavyzdžiui, kuriat, kas gamina, kaip vyksta viskas? Tai šiandien turbūt turiu prisipažinti, kad esame mažiausioj sudėtyje, kokioje esam buvę, nes turbūt šitas baldų sektorius išgyvena ne pačius geriausius laikus. Ir tikrai paskutiniai turbūt 2 metai nebuvo itin lengvi, nes daug dalykų čia įtakojo. Tai šiuo metu mūsų mažiausia sudėtis, kokia yra, bet su daug ko bendradarbiaujam, tie patys dizaineriai, kurie pagal autorinę sutartis, socialinius tinklus mums padeda tvarkyti, kuruoti ir ne mūsų darbuotojai, o agentūros samdome. Ir medį, plieną gamina skirtingi meistrai, skirtingos įmonės. Tai visą laiką metalas buvo mūsų, ar ne, mūsų gaminys, mūsų medžiaga, o betoną, kamštį, ąžuolą, mes turėdam kelis tiekėjus ir nebendradarbiaudavom su kitom įmonėm, kurios pagal mūsų dizainą, mūsų brėžinius pagamindavo. Va čia išvardinat visai nemažai skirtingų medžiagų, tai kokios medžiagos ir formos pas jūs dominuoja pagrinde? Metalas, ąžuolas. Taip, tik ąžuolo masyvas. Mes dirbame tik su ąžuolu ir tik tai su masyvu ir jį tik alyvuojame. Nelakuojame, nebeicuojame, negadinam ąžuolą, taip leidžiam medžiai kvėpuoti ir dengiame tik tai alyvą. O reikia jį po to atnaujinti? Taip, žinoma. Tai jūs ir padedat žmonėm, rekomenduojat kokią alyvą ir panašiai, gal pas jūs irgi galima įsigyti. Taip, turim pirmos pagalbos rinkinuką, kad jeigu kažkas nutinka, galima išsiųsti pirmos pagalbos rinkinuką ir aišku, po atnaujinimo baldas vėl kaip naujas. Ar ne? Gilesnės žaizdas tvarkome jau savo gamyboje, nes gyvenant visko nutinka, prie stalo kuriamos įvairios istorijos, tai normalu, kad laikas nuo laiko jam reikia atnaujinimo. Tai gerai, ąžuolas. Taip, ąžuolas, betonas, ar ne, tai šiuo metu turbūt turime mažiausią dalį betoninių gaminių ir sakom, kad atsisveikiname su šitą medžiagą, gal išėjo iš mados, gal pasikeitė tendencijos, gal sakom, kad mums per kieta šita medžiaga, ne per šalta. Šilta, šiaurietiška. Taip, tai turbūt
lygiai taip pat ir kamštį, ar ne, keletą metų jį mylėję ir su juo kūrė, sakom, kad per ilga jo kelionė iki Lietuvos, nes kamštinis ąžuolas auga tik tai Portugalijoje ir Sardinijoje, tai iš tų vietų atsivežti, ir tas tvarumo klausimas tada čia kyla, nes mums tai lieka daug tos žaliavos tokios neapdirbtos ir sakom, kad, imkim tą vietinę medžiagą, kas yra arti, kas labiau panaudojama, ką galime greičiau atnaujinti. Tai sakom, kad iš to 5 medžiagų komplekto, su kuriuo dirbome turbūt daugiau nei 5 gerus metus, sakom, pasiliksim 2. Tai bus plienas ir ąžuolas. Čia praktiškai nuo to, ko ir pradėjau. Taip, tikrai taip. Grįžim į pradžią. Taip, grįžim į pradžią ir turbūt net ir su viso sortimentu grįžtam irgi į pradžią. Tai labai išsiplėtėm, ar ne, daug skirtingų kategorijų, daug skirtingų baldų, daug skirtingų dizainerių, tada daug skirtingų produktų ir jų linijų. Ir tada kyla tas klausimas, o tai kas yra įdomu? Ir turbūt tai, kad mūsų dabar yra ta mažiausia sudėtis, tai turbūt ir esame toje vietoje, kad galvojam, kaip toliau keliauti. Kokia ta mūsų filosofija. Gryninatės. Taip. Truputį pasitaškėt, pasiždikavot ir dabar vėl. Taip. Ir vėl sakom, kad apie ką mes, kas mes, tai turbūt šis laikmenis yra apie šitą klausimą. Tai kaip labai įdomus toks laikas, ar ne? Tai žiūrovai, jeigu galvojat atsinaujinti kažką, nedvėjokit ir neieškokit ten visokių užsienietiškų ir taip toliau, palaikykit lietuviškus verslus iš tikrųjų, nes reikia lietuviam vieni kitus tikrai taip palaikyti. O jūsų klientai dauguma lietuviai ar turite ir užsienio? Tai šiaip Latviai ir Estai mus perka, baltai taip, baltai vieni kitus palaiko. Kai nuvykstam į kokią parodą užsienį, tai lygiai taip pat mes atrodom gražus, estetiški, kokybiški, bet sakyčiau, kad mūsų silpnoji vieta yra eksportas. Ar ne? Nepavyko mums taip sėkmingai rasti savo rinką svetur, gal nemokam, gal nežinom kaip, gal per daug tų produktų turėjom. Bet aš, žinot, tai su tais produktais kaip yra, kai yra didelis pasirinkimas, žmonėms būna sunku išsirinkti. Taip. Sakėt, kabyklų daugiausia, ne? Turi tokį jau visokių turbūt skirtingų dizainų viską. Bet kaip yra iš tikrųjų, kai pasirinkimas yra ten, 2 variantai, tarkim. Tada taip paprasta. Taip lengva. Taip gryna. Ir iškart imi, ir iškart aišku, nes galbūt tas vis tik, kai yra per daug ir žmogus nebežino, ko nori. Tai ir net turbūt ir žmogus, bet mes kaip gamintojas irgi labai iš to, kad norisi turėti daug visko, pametėm tą fokusą ir dabar labai reikia susikoncentruoti ir rasti tą savo, koks tas mūsų produktas pats mums svarbiausias, ar ne? Kas mums svarbu, kaip mes norime kurti. Juo labiau, kai dabar yra tikrai visko tiek daug. Taip, aš ir kalbu, kad mes tokioje esam pertekliuje. Tiesiog, jau žinot, tas tikrai susimažinimas, išsigryninimas, jis turbūt labai padeda, žinot, ir jum, ir klientam, ir paprasčiau, ir galbūt tada lengviau išjudėti. Tikrai taip, aš labai dažnai paklausiu, o kai manęs klausia, ką pasirinkti, aš visą laiką paklausiu, o koks svarbiausias uždavinys, ar ne, kokią funkciją jūs norit, kad atliktų. Ar ne, tai jeigu tik sukabinti, kad būtų tvirtas, stabilu, tai visos kabyklos laiko, ar ne, visos turi šitą funkciją. Bet jeigu dar nori, kad būtų gražu, kad būtų patogu valyti, tai ten savo užduodi klausimus, ko tau reikia iš to daikto ir tada lengviau pasirinkti. Ir tą atliepi tada. Taip, ir tą atliepi.
tikrai taip. O iš kur, pavyzdžiui, semėtės idėjų? Įvairiausių, tokių, ar ne? Kūrybinių. Jo. Tai dažnai inspiruoja netikėti dalykai. Pavyzdžiui. Ne, knygą perskaityti. Poilsis gamtoj. Ne, tokia ramybės būsena, nusiraminimas. Tam, kad ar ne, atiduotum, turi susikaupti ir turi tikrai pakrauti savo energiją. Tai sakyčiau, tas toks išsitaškymas, išsiblaškymas, buvimas renginiuose, miniuose tikrai išeikvoja tą energiją kūrybinę ir man labai tinka pabūti gamtoje. Pabūti gamtoje, pasivaikščioti greitu ėjimu, ar ne, ir tada yra tos energijos kurti, ieškoti, kokias detalės gali sujungti, kas būtų naudinga galbūt ir reikalinga. O su kokiais iššūkiais susidurėt, pavyzdžiui, galbūt pačiam gamybos procese, arba, sakėt, šiek tiek iššūkis yra eksportas, ar ne? Kas dar tokiam jūsų būtent versle? Tai sunkumas. Daug iššūkių būna, ar ne? Tai turbūt kiekvieną dieną yra kažkokia problema, kurią reikia spręsti arba išspręsti. Kartais problema gamyboje. Ar ne, įrengimai sulūžo, medžiagos netvažiavo, brokas kažkoks, tai gali būti čia problemos. Eksportas, ar ne, nėra to kažkokio partnerio, nėra pardavimų, nėra užklausų, ar ne, čia vėl reikia fokusą, ar ne, į tą sritį dėti. Lygiai taip pat klientai, ar ne, ir bendrauti. Ir kartais būna, atrodo, viskas tobula, bet kliento lūkesčiai nepatenkinti ir liūdna. Ką tada darot? Kaip sprendžiat tuos visus kylančias problemas? Visai, kad turbūt taikiai, geranoriškai, bet kartais liūdina situacijos, kad tu sprendi taikiai, geranoriškai, bet ne ta diena. Mėnulio fazės, kažko kliento emocijos, ar ne, sujudintos ir atrodo, kad net ir siūlai sprendimą tą taikų, jis net negirdi tavęs, kitas truputėlį liūdina ir tas būna iššūkis. Aišku, sakyčiau, anksčiau klientai buvo pakantesni, galbūt laimingesni ir tas problemų sprendimas nebūdavo toks emocionalus. Dabar kartais labai aštri būna situacija, net ir kai nėra net ir pagrindo. Pavyzdys. Labai įdomu pavyzdžiai. Nukeliavo į namus klientui 2 lovos spintelės. Kadangi tai yra natūralus ąžuolas, medžio tekstūra kiekvieną kartą yra unikali. Ir kartais gali būti daugiau šakų, kartais mažiau šakų. Medis, ąžuolas, skirtingas, gyvas yra. Ir klientė pasistačius tas lovos spintelę sako, kad kairiai pusė spintelė tamsesnė. Negražu. Negražu. Ir iš tikrųjų, tai kas gali būti? Negražu, estetiška. Kaip, čia žinot, truputį pastovės, gali ir pablukti tą spintelę, vėlgi čia. Bet gal tamsiau dėl to, kad šešėlyje stovi. Gal tamsiau, kad šešėlyje, čia daug niuansų labai. Bet svarbiausia, kad mes per 14 dienų gali grąžinti tą nepatikusi baldą, keisti, ieškoti sprendimų. Bet su šituo atveju buvo tokia situacija, kad labai buvo bloga diena matyti klientai ir tiesiog mes išklausėm visą tos dienos nelaimių sąrašą. Psichologų pabom psichologų. Tai galvoju, kad šiandien jau ne tik gamybos problemos yra, bet dar ir tos dienos emocinės ir kartais tikrai reikia būti ne tik kūrėjų, gamintojų, bet ir psichologų. Tai iš tiesų mokosi, kiekviena diena visko nors išmoko. Iškvėpėt. Ir tada vėl galvoju, einu toliau kurti.
susidarojat kažkaip, nu, žodžiu, su iššūkiais. Tai iššūkių, manau, kad kiekvienas verslas, kiekviena diena, kiekvienas žmogus turi ir svarbiausia tai su jais susidraugauti, priimti ir paleisti. Taip, taip. Ir jūs dar nuomojat baldus. Kaip sugalvojat va, tokį dalyką? Ar yra paklausa nuomos būtent? Tai mūsų nuomos paslaugos teikimas prasidėjo nuo mūsų tokio išskirtinio, sakyčiau, daikto, kurį mes gaminam, tai yra modernaus molberto stand. Mes jį sukūrėme pagal vieno kliento iš tikrųjų užsakymą, tai seniai, tai mūsų buvo vienas iš pirmųjų daiktų mūsų asortimente. Ir tuo metu fotografas rengė parodą. Ir reikėjo eksponuoti tos paveikslus. Stovūtų. Taip, ir reikėjo kažkokių stovų. Nenorėjo rinktis to medinio įprasto trikojo molberto ir paprašė sukurti kažką panašaus į mūsų kabyklą Lime. Ir mes pasirėmę tuo dizainu, kuris patiko klientui, sukūrėme būtent molberto stendo, kuris yra tvirtas metalinis stovas su lentynėlė paveikslui, eksponatui ir tą lentynėlę galima kilnoti, turi 4 skirtingas pozicijas pagal paveikslo dydį. Ir praėjo tas renginys, ar ne, ir tie daiktai mums liko. Ar ne, klientas sako, man kaip ir nereikia, man reikėjo tik tam renginiui. Vat, ir tada mums kilo mintis, kad reikėtų ne tik parduoti šitą daiktą, bet ir nuomoti. Ir tą sėkmingai darome. Tai vat ir pavyzdys, kaip iš tikrųjų buvo labai individualus užsakymas. Taip. Ir jūs priėmėt jį, vykdėt ir iš tikrųjų iš to netgi gimė kažkoks vat naujas, na, kaip paslauga. Ir daiktas, ir paslauga. Taip. Tai tikrai jis nebuvo labai nutolęs nuo mūsų tų pirmųjų kūrinių, kuriuos mes buvom pagaminę. Nes taip pat buvo, tai vadovavo. buvo plianas, kvadratinis metalo profilis, minimalistinis, labai aiškus dizainas, aiški funkcija to daikto. Tai išsirutuliojo ir į paslaugą, ir į produkto pardavimą. Iš tikrųjų, kartais klientai padiktuoja į poreikį. Taip, skatina ir tobulėti kažką naujo, kur labai fainai. Tai šiandien iš to poreikio mes nuomojam molbertus, kabyklas, kadangi turim daiktų ir savo studijoje, ekspozicijoje, tai ir tuos daiktus galima išsinuomoti iš studijos, iš ekspozicijos. Ir sakyčiau, kad ta nuomos paslauga mums kaip kuriems jinai yra patogi, nes tas daiktas tiesiog nestovi lentynoje, ar ne, o dirba darbą, atlieka savo funkciją. Ir jisai vis, ar ne, ir vėl grįžta, ir vėl toliau gali. Taip, nes jis tikrai tarnauja renginiui, ar ne, ir ne vienam. Ir kai jis jau netenka to savo prekinės išvaizdos, jo atnaujinimas yra paprastas. Jį galima atnaujinti, jo nereikia išmesti. Taip. Ne, lygiai taip, tikrai taip. Tai omenyje turit studiją, kur jinai yra? Tai studijas turėjom 2, buvo Vilniuje ir Kaune, jas uždarėme. Abi. Ir šiuo metu turim tik tai sandėlį ir ofisą vienoje patalpoje ir ieškome erdvių, kur įsikurti. Nes iš tiesų uždarėme studijas, nes ten buvo ne baldų salonai, ar ne? O buvo tiesiog ekspozicija ir mūsų darbo vietos. Ar ne? Ir klientai ateidavo į svečius, ateidavo ir tikėdavosi rasti baldų saloną, ar ne? Pačiupinėti, išbandyti, bet rasdavom dirbančius mūsų kolegas ir ta ekspozicija būdavo nedidelė, bet labai dažnai keičiama. Tai turbūt šiai dienai mes ieškome to baldų salono, kuriame galėtumėm išstatyti mūsų kuriamus baldus, bet kad kažkas kitas jos pardavinėtų. Tai tiesiog kooperuotis, ar ne? Taip, kolaboruoti, draugauti, ieškoti tų partnerysčių, nes labiau norime būti kūrėjais ir gamintojais, o ne pardavėjais. Tiesiog jau labai išsigryninat savo visą liniją, taip, tikrai taip. Tai kokie dabar jūsų artimiausi planai ar svajonės, ko mes galime sulaukti artimiausiu metu?
Tai turbūt pagrindinė šiuo metu svajonė, tai kad Ošante, Art Deco stiliaus įkvėpta kolekcija apsigyventų daugelio namuose. Tai turbūt didžiausias dabar mūsų dėmesys yra į šią kolekciją, į šios kolekcijos baldus. Taip. Ir turbūt mes sau linkim to išsigryninimo, ar ne? Nepametimo tos pirmos idėjos, ne? Tos filosofijos, kuria gyvename. Kaip aš sakau, nepamesti galvos dėl naujų medžiagų, naujų madų ir to, kas laikina. Ir lėtai užtikrintai keliauti toliau. To ir palinkėsime mes jums. Iš tikrųjų, labai tikiuosi, kad galbūt iš žiūrovų atsiras ne tik ir kolaboracijai, gal, žinot, tam naujam salonui ar klientų naujų, kurie būtinai užsuks pasižvalgyti. Vat pasakykit, kaip jūs rasite tuomet socialinėje erdvėje, internete? Tai Ido baldai, tiek Instagram'e, tiek Facebook'e mus galima rasti to pačiu pavadinimu www.ido.lt. Ten yra mūsų elektroninė parduotuvė ir tai, ką mes kuriam ir gaminam, pirmiausiai patalpinam tenai į virtualią parduotuvę. Taip pat mus galite rasti įvairiuose restoranuose, kavinėse, prekybos centruose, nes mūsų molbertai, kabyklos tikrai stovi ir tarnauja. Ir kartais net mes jų nepastebim, nes jie atlieka savo funkciją, o mes einam mėgautis visai kitais dalykais. Tai kviečiu užsukti į mūsų virtualius namus ir rasti savo gražių daiktų ir apgyvendinti juos savo erdvėje. Tai bėkit žiūrovai žiūrėti, ką gero galima ten rasti ir ką siūlo Ido prekės ženklas. O mes atsisveikiname ir ačiū, kad žiūrėjote. Dėkui jums. Viso.